pamatyti ir suprasti, kad esi vientisas su visuma, yra aukso vertės turtas. Taip, galbūt nėra savaime suprantama ir paprasta tame likti, bet vien tas patyriminis supratimas, jisai pats iš savęs be galo vertingas. Nes kai supranti to vertingumą, netgi inertiškai išėjęs iš to būties taško savo dėmesiu, formuojasi natūralus poreikis vėl grįžti į tą būties kokybę savo dėmesiu. Nes kol šitos patirties nėra, savaime ir suvokimo to nėra, kad tai vertinga ir kas tai yra. Ir vat atradus tą turtą savo, tampi turtingas iš tiesų, net išoriškai galbūt būdamas fizinėje realybėje minimaliuose procesuose. Netgi tame tu tampi laimingas ir pilnatvę iš savęs transliuojantis. O gyvenimo kūryboje imi suprasti, kad atsidengia viskas, kas yra reikalinga ir būtina esamame momente arba esamame etape, tam, kad realizuotis iš autentiško proceso, iš savasties proceso. Žmogus prie to prisilietęs, jis tada ir pradeda gyventi. Nes tik iš to būties taško jis atpažįsta ir save iš vidaus, ir savo procesus iš išorės. Ir nesvarbu, ar jie su pliusu ar su minusu, jis net nebesulenda į saviplaką ar kitų smerkimą, kaltinimą, bet atpažįsta viso to įvairiapusiškumo, įvairovės vertingumą. Ir kad būtent dėka šitos įvairiapusiškos įvairovės ir susiformavo ta galimybė galų gale atsigręžti į save. O tai yra daug vertingiau negu bet kokie nesusipratimai, nesklandumai, sunkumai, pavojai. Jie visi tai tik testai, tai tik treniruoklio aikštelė, tai tik galimybės, padedančios, padėjusios atsigręžti į save. Nu, kol kas tiek.